Labas, esi naujas mano kanale, tai aš su Simona, man 21 ir baigus mokyklą pradėjau keliauti po pasaulį, kuo ir dalinuos šiame kanale. Šiame vloge iš Japonijos matysite, kaip mūsų vos neužpuolė stirnos, kaip ragavom daug ramenų. Abiem baisiai bloga. Ir parodysiu 2 Japonijos miestus. Labai mielą Narą ir chaotišką Osaką. Tai pasiimkit snacksų, gėrimų ir gerą žiūrėjimą. Oi, kaip aš išsigadau šį kartą. Faktas stovė. Paėmiau onigiri. Man Saša davė paragauti šitą shrimp. Šitą shrimp mayo. Aš irgi labai užsimaniau. Mes jau standartiškai pastebėjom, kad reikia kokius 10 kartų pabandyti atidaryti onigiri pagal šitą instrukciją, kad tu galiausiai atidarytum normaliai ir tau neiškristų pusę ryžių. Bet mes jau kaip ir įveikėm. Kažkaip pas japonus viskas, kas su majonezu, yra labai skanu, nes aš jums praeitam vlogė sakiau, kad jų majonezas tiesiog yra labai skanus. Tai atvarėm į Naros miestelį, kol mes čia ėjom. Išlipom už traukinio, pas mane išsipylė gertuvė pilnai. Toks update'as. Dar labai panašu, kad atrodo, kad bus lietus greitų metu. Ir Saša savo dabar darosi maišelį kamerai protektorių. Galima mane palikti ramybėje. Gerai, šiandien Saša nedraugiškas. Šiaip šis miestas Nara pasirodo kažkada buvo Japonijos sostinė ir apie tai man tiesiog random papasakojo močiutė. Bet mes čia varėm ne dėl to. Mes čia varėm dėl to, kad čia yra labai daug laukinių stirnų ir jos nebijo žmonių. Tiesiog anksčiau jos buvo skaitomos kaip šventi gyvūnai ir dėl to su jom labai pagarbiai, mandagiai elgėsi. Tai dėl to jos tiesiog suprato, kad žmonės yra geri, nes jie nedaro stirnom jokios žalos ir taip jos apsiprato labiau prie žmonių ir dėl to dabar yra joms draugiškos. Ir kartais net biški naglos, nes prašo maisto. Žiūrėkit, mes jau matom pirmas stirnas. Oh my god, kaip kietai. Atrodo, kad kažkaip surrealu biški. Bet jos jau tikisi, kad pas mus maisto yra. Manau, kad jo. Šiaip jos dar būna lenkėsi. Aš atsimenu, aš galvojau, kad jos tai daro, nes, tiesiog, nežinau, čia japoniškos stirnos, bet jos tai daro, kad maisto tiesiog paprašyti. Aš mačiau tiesiog labai daug tiktokų, kur žmonės prieina ir lenkėsi stirnom atgal. Aš žinok, sekundį norėjau pasirinkti. Aš irgi. Jos labai mandagiai atrodo. Aš laiku pamačiau, kad čia, jos tai daro, nes jos tiesiog nori maisto iš tavęs. Oh my god, ten bėmis realiai. O jis aplaižė objektyvą? Aš negaliu išimti kameros ir mikrofono, nes jie sušlaps ir nustos veikti, bet čia mes atėjom, kur va ten, jų baisiai daug. Pažiūrėkit, kiek jų daug. Bet šiaip taip, kad jos taip arti prieina ir tu gali taip arti į stirną pažiūrėti ir žiūri faina. Oi, čia kokučiai visur. Aš šiaip, bet aš manau, čia labai preference dalykas. Aš asmeniškai baisiai myliu, kai karšta. Oi, susiau. Žodžiu, man žiauriai patinka, kai tu gali naktį išeiti į 7-Eleven, 1 ryto, ir tau karšta. Ir kad tu gali miegoti ten, tau nereikia drabužių, jums realiai nereikia drabužių. Jūs paimat kelias maikės ir jūs tiesiog rotaciją darot ir skalbėt. Ir tiesiog tokia laisvė, toks nieko nereikia imti vaikštai be nieko, tiesiog be dalykų, be daiktų. Ok, on average, man atrodo, birželį yra 12 dienų lietaus. Bet jeigu atskrisit birželio pradžioj, man atrodo, galbūt dar nebus lietaus, bus saulė. Bet netgi, kai yra lietus, jis visų pirma protarpiais ir visų antra jis labai light, toks tropinis lietus. Man įdomu, ar jūs vaikystėje irgi taip darėt. Aš žiauriai daug gyvūnų taip dariau. Tai aš, žodžiu, prieidavau prie gyvūnų. Ir aš tik savo mintise pradėdavau su juo šnekėti. Ir aš visat pasakydavau ten tipo, jeigu tu girdi, ką aš dabar šneku, atsistok. Arba ten, nežinau, palaižyk savo letiną. Nu, ar kažką, kad aš suprasčiau, kad tu mane girdi. Jeigu aš pamatydavau kažkokį laukinį gyvūną, aš įsivaizduodavau, kad jis prie manęs prieis. Nes jis supranta, jis žino, kad aš esu geras žmogus ir aš jam nepadarysiu blogo. Čia yra kažkoks Earl Grey kas? Frappuccino? Jo. Frappuccino? Saša sakė cukraus bomba, tai pažiūrim. Netgi man saldu.
Oho. Labai primena McDonald'o kokį braškinį kokteilį. Vat man taip į vaikystę nunešė šiaip skonis. Pamontuosim video, iki kol, manau, Starbucks'as neužsidarys, nes... Pažaisim Nintendo. Mano pastebėjimas apie Starbucksą, ne tik apie Starbucksą, bet apie jį ypač. Ir sorry, aš matau, mano objektyvai yra kažkokie dėmė ir aš spėjau, kad čia nuo nosies stirnų. Ką norėjau pasakyti, tai ar jūs irgi pastebėjot, kad Starbucks'e visą laiką paklausia vietą ir išsinešimui ir vis tiek visą laiką duoda puodelį išsinešimui. Ai, tai šitas. Čia viskas? Jo. Čia 100 jenų? Taip. Davai dar. Turiu paimti. Gerai, last one. Suožinau. Sveiki. Dabar yra kokia 12. Ir šiaip gan daug vietų jau yra uždarytos, bet aš radau netoli mūsų vieną ramenų vietą, kuri dirba iki 5 ryto. Tai mes varom naktinio rameną. Man labai patinka ramenų vietose, kad duoda šitos visokius pabarstukus prie savęs. Šiaip įdomu, kas čia šį kartą. Aš nežinau, kas čia, bet atrodo kaip kažkas labai aštraus. Čia spėjus soja, čia kažkas panašaus. Reikia tokios įmės. Aš jau paėmiau kažkokį su daržovėm, mėsa ir kiaušiniu. Aš nežinau, kiek matos per kamerą, bet jis gigantiškas. Realiai gigantiškas. Šiaip čia toks kietas konceptas, kad tu realiai Japonijai gali tiesiog vidury nakties, jeigu nori nueiti ir pavalgyti rameną. Ir šiaip taip visai yra žmonių iš tikrųjų. Ne tiek daug, kiek būna dienos metu, bet pakankamai kaip nakčiai. Tokie tie ramenai iš pradžio atrodė skanus. Bet dabar mes grįžom namo ir mums abiem baisiai bloga. Nu jau. Nes iš pradžio, kai mes paragavom, buvo malkani, buvo labai skanu. Bet kokie jie druskingi ir kaip mums bloga dabar. Beje, kadangi pati sužinojau apie šitą dalyką per savo pirmą kelionę į Japoniją, tai noriu papasakoti ir jums. Jeigu jums kyla klausimas, ką daryti su internetu tokia šalyje kaip Japonija, ar šiaip Azijos šalyse, ar iš esmės už Europos ribų, tai aš pati tam naudoju Seili programėlę, kuri šiaip yra lietuvių kurta programėlė ir aš jau ją naudoju ilgą laiką ir per visą laiką aš kažkaip neturėjau jokių problemų su internetu, kol keliauju. Nes be gero interneto tikrai yra lengva krešiauti ant kelionį arba ieškant visur Wi-Fi'aus, kaip aš kažkada dariau. Iš šitos mano klaidos nekartokit. Labai patogu, kad nereikia išiminėti savo fizinės SIM kortelės, kažko kaitolioti. Tiesiog atsisiunti appsą, pasirinkti reikiamą planą. Pavyzdžiui, vien Japonijoje yra gan daug įvairių planų. Nusipirkite planą, kurio tau reikia. Pavyzdžiui, man Japonijoje užteko 10 GB ir aš dar pasipildžiau 3 GB. Tai iš viso 13 GB 2 savaitėm. Ir šios planus įsigyti šiaip labai apsimoka, bet jūs dar galite pasinaudoti mano kodu SIMONACIM ir gauti 15% nuolaidą. Tai ačiū Seili labai, kad parėmė šį video, o jūs kviečiu atsisiųsti programėlę ir išbandyti sekančiai kelionį. Ei, sveiki, Simona leido man savo kamerą panaudoti. Dabar mes einame į stotį, mes važiuosime į Osaką. Nieko nepasiėmiau su savim, aš turiu tik kuprinę, bet kuprinėje nieko nėra apart Nintendo. Mano naujas amžius mano gyvenimo, nuo šiol aš nebebrainrotinu. Aš oficialiai palieku smegenų puvėsio dykumas ir pereinu į geiminimą. Ir Simona taip pat su manim tapo gamerė. Parašykite į komentarus, per ką žaidžiat, per kokį Xbox, PlayStation ar Nintendo, arba per kompą ir ką žaidžiat. Aš Simonai sakiau, kad jeigu jinai neįdės mane į šitą video, aš su ją daugiau niekada nebendrausiu. Velniai rauto, aš savo žodžio laikausi. Dabar mes važiavom į Osaką. Buvome kai traukinį, nežinojom kur varyt, tai paklausėm kažkokių japonų kur varyt ir jie mums pasakė, labai čia karšta, kokie 30 laipsnių, aš visą kelią žaidžiau žaidimą. Turiu pripažinti, kad Osaka iš tų miestų, kuriuos aš lankiau Japonijoje, man mažiausiai patinka. Ir beje, aš nelabai turiu kur susidėti gertuvę, vandenį. Aš tokio taip įsikišau. Aš nežinau, kiek ilgam tai užteks, bet tikiuosi kažkiek laiko užteks, nes taip visai patogu šį vaikščiot. Aš kažkaip pastebėjau, aš labai greit pavargstu nuo didelio žmonių kiekio. Ir Osakoje maža to, kad žmonių labai daug. Čia tiesiog atrodo viskas labai chaotiška, visko labai daug. Man kažkaip pasako per chaotiška. Man atrodo, čia faina atvaryti, paragauti visokių takojaki, pavyzdžiui, žiūri tokie skanūs aštunkojų rutuliukai. Tiesą sakant, jeigu
aš per visą kelionę, per visą laiką Japonijoje niekart nenuvaryčiau Osaka, aš nežinau, ar aš labai dėl to gailėčiausi. Ai, o čia žiūrėkit, jeigu į kažkokią vietą Japonijoje yra eilė, arba kaip tam pavyzdžiui, ir jūs matot, kad toj eilėje praktiškai tik japonai yra, dažniausiai čia yra tikrai geras ženklas. Tai toks mano tipsas. Tai va, aš einu, nežinau kur kol kas. Labas rytas, antras rytas, tiksliau, trečias rytas. Kelintą rytą mes keliuoti. Aš standartiškai dar visus esu užtinus. Čia labai druskingas maistas. Blemba, šiaip Japonijai, man kad ir kaip patinka maistas, bet tai, kad jis yra toks druskingas, aš nesu to fanė. Saša paėmė savo paprastą mačą. Man nepatiko. Mes galime atėjome kavinę padirbti su kompais, kur nėra nei interneto, nei rozečių. Aš paėmiau Hojika green tea, brown tea. Aš žinok, manau, čia nėra geriausia kavinė arbatai. Aš galimai... Bet aš manau, kad šitas, va, tokie video yra labai geri dėl to, kad ne visada sekasi. Šiaip jau, norėjau pasakyti, Japonijoje nėra taip, kad bet kur nueisi bus gera mačia. Nu, ta prasme, kartais atrodo, kad mes visą laiką renkame kažkokias, automatiškai geras vietas, bet mes užeiname kokias 5 tokias kavinės ir į vieną gerą. Nieko negali būti blogiau negu tie 9 eurai už kokteilį. Žodžiu, mes buvom renginį. Ir aš priėjau prie baro ir paklausiau, ar čia galima kažko atsigert. Ir man pasakė, jo, čia gal mano kaltė, aš nepatiksinu, ar tai kainuoja. Bet aš kažkaip iš to, kaip man atsakė, pagalvojau, kad, nu, jo, reiškia, taip pat jo, drąsiai. Ir aš paėmiau gin toniką, man įpylė jį ir davė. Ir aš išėjau. Ir po to atbėga moteris su kortelių skaitytuvu. Jis atbėga ir sako, ai, sorry, nepasakiau, čia 9 eurai. 9 eurai gin tonikas renginį. Bet aš atpirkau tam renginį, aš prisivalgiau iki soties. Jo, tai buvo užkandukai, jie buvo nemokami. Mes su Sašai visus tas užkandukus suvalgėm. Bet man pabaigos aš net nenorėjau valgyti, aš tiesiog norėjau, aš buvau toks piktas dėl tų 9 eurų, kad aš tiesiog buvau toksai, žinot ką, jeigu man bloga diena, tai aš sugadinsiu ją visiems. Ir tiesiog kimšau. Man nebuvo skanu jau. Mes čia paėmėm mačą, nes mus labai nuvylė mūsų tą netoli namų mačą. Ir jau labiau su pribambasais visokiais. Taste test. Ai tau. Kokia jin gera. Aš sakau. Lema, aš supratau, kad aš irgi esu mačęs su pienu, cukrum ir visais pribambasais mėgėję. Sakau. Aš kažkur perskaičiau, kad jeigu žiūri į vieną vietą 6 sekundžių, įsimins visam gyvenimui. Nuo to laiko aš visą laiką pasąmonėje šitą turiu mintį ir jeigu aš kažką pamatau ir tai yra labai gražu, aš pradedu skaičiuoti nuo šiam atbulai. Bet pažiūrėkit, nuo to prasme. Kaip stipriai tu alkanas? 10. Aš irgi. Oh my god, kaip tu krypį atrodai. Tolimesnis mūsų planas šiandienai yra grįžti į viešbutį, žaisti Nintendo ir kaip ir viskas. O su jumis tada susimatysime kitame vloge iš Japonijos. Ate.